Kuršių Nerijos nacionalinio parko gamtos mokykla yra įsikūrusi Nidoje ir Smiltynėje. Smiltynėje ją įkūrėme senose vilose, o Nidoje žvejų gyvenvietėje. Kuršių Nerijos nacionalinio parko gamtos mokykloje vedame 11 skirtingų edukacinių programų, daugiausiai iš jų yra gamtinės ir kelios yra kultūrinės. Taip pat vedame žygius ir ekskursijas po nacionalinį parką. Viena iš labiausiai mėgstamų edukacinių programų yra miško detektyvas, pėdsekystė, kurios metu keliaujame į mišką stebėti gyvūnų pėdsakų. Ne tik stebime, bet patys juos atrandame ir mokomės pažinti. Antroji moksleivių mėgstama edukacija vadinasi miško labirintuose. Jos metu keliaujame į mišką ir mokomės atpažinti medžių rūšis, kokios auga Kuršių Nerijoje, išmatuoti medžių aukštį ir suskaičiuoti amžių. Trečioji moksleivių mėgstama edukacija vandenų pasaulyje. Jos metu keliaujame prie Baltijos jūros arba prie Kuršių marių ir susipažįstame, kokie augalai ir gyvūnai gyvena tame vandenų pasaulyje. Moksleiviams labai įsimena, kad Baltijos jūroje gyvena mažiausias pasaulio banginis, vadinamas jūrų kiaulė. Taip pat jie mokosi atpažinti moliuskus, dumblius įvairiausius, darome ir žemės melą. Labiausiai mokiniai mėgsta žaisti ir mes siūlome jiems žaidžiant pažinti Kuršių Neriją. Tai turime paruošę didelį žaidimą Atrask Kuršių Neriją. Tai žaidimas, kurio metu komandomis keliaujame per Kuršių Neriją ir pažįstame skirtingas jos vietas, aukščiausias kopas, kormoranų buveinės, mūsų gyvenvietės. Kitas žaidimas mėgstamas yra ekosistema, Kuršių Nerijos nacionalinio parko gyvūnų ir augalų įvairovė, kurios metu mezgame tinklą, kaip viskas yra susiję. Ir dar vienas mėgstamas žaidimas yra lytėjimo žaidimas, kuomet duodame pažinti skirtingus objektus gamtinius ir vaikai užmerktom akim bando atspėti, kas tai yra. Turėjome labai įdomų žygį, kurio metu netikėtai sutikome briedį su jaunikliu. Tai tikrai įsimintinas įvykis žygio dalyviams. Edukacijose teko taip pat atrasti šviežiai įspaustą briedžio pėdsaką, ūdros pėdsaką arba bebro veiklos žymes, kurios buvo šviežios ir tai palieka įsimintiną įspūdį, kad Kuršių Nerijoje gyvena gyvūnai, kurie yra visiškai šalia mūsų ir mes jas galime atrasti ir pastebėti. Kuršių Nerijos nacionalinio parko gamtos mokykla yra naujausia saugomų teritorijų įsteigta gamtos mokykla Lietuvoje. Todėl čia esame paruošę daug įvairių edukacinių programų pažinti Kuršių Nerijos saugomas vertybės. Kodėl saugome, ką saugome ir per patyrimą, per įsibuvimą mėgautis Kuršių Nerijos gamta.